2022 vasaris galutinai išblaivė, karas kažkur toliau, karas ne pas mus šalininkus. Tokių vis dar atsirasdavo pačioje Ukrainoje, tokia nuomonė vyravo ir Lietuvoje. Nuslūgus pradinėms baimėms ir mes atsilaikėme euforijai, Ukraina sprendžia kasdienės kovos klausimus. Lietuvos užduotis nemažiau sudėtingos. Kokia kryptimi vystyti Lietuvos gynybos pajėgumus? Pirkti sunkiąją sausumos techniką ar daugiau kliautis moderniomis naujovėmis dronų pavidalu? Stiprinti nuosavas oro gynybos priemonės, o gal rausti žemėn statant slėptuves ir kliautis kontrmobilumo priemonių apsauga? Kiek mums liko laiko iki Rusijos ordos užplūs Lietuvą? Ar mokomės iš Ukrainos karo pamokų? Ar didelis pavojus mums kyla iš Baltarusijos pusės? Kaip greitai pagrindinės NATO pajėgos ateitų į pagalbą mūsų šaliai? Kaip elgėsi Ukrainos kriminalinis pasaulis karui liepsnojant jo teritoriją? Kas ir kokiais būdais pelnosi karo sąskaita? Pagaliau, gal galima karą kažkaip pralaukti nesikišant? Daugybė klausimų ir dar daugiau atsakymų, kuriuos rasite naujausioje iliustruotoje knygoje Kruvino saulėgrąžos antroji dalis. Knyga elektroniniu formatu EPUB. Apimtis 316 puslapių. Kaina 9 eurai. Parašykite man žinutę elektroniniu paštu sausuolisme@gmail.com. Knygą taip pat galite rasti ir įsigyti Antanukas LT tinklapyje.